Hallo, hallo. Hallo zusammen, hallo miteinander. Wie geht es Ihnen? Sveikos ir sveiki, labas vakaras visiems visoms, kaip sekasi. Šiandieną mes pasipraktikuosime konjunktyv 2. Dabar pirmiausia, tai kodėl šita pamokėlė čia vyksta? Tai yra bandomoji pamokėlė iš naujai startuojančio B2 kurso. B2 kursas orientuotas yra į B2 gramatiką ir į B2 žodyną. Ir tai gali būti tiek puikia medžiaga mokymuisi savo, tiek puikia papildoma medžiaga ruošimuisi B2 egzaminui, bet kaip papildoma medžiaga. Tai dar yra renkama grupė, kas norite į B2, tai rašykite po štai šitą pamokėlę arba rašykite man asmeniškai į Messengerį Jūratė Idaitė Bučienė. Ir papasakosiu viską smulkiau. Dar galiu pasakyti, kad B2 vyks uždaroje Facebook grupėje. Galėsite dalyvauti gyvose pamokose, jeigu nespėsite, negalėsite, neišeis, liks visada įrašai ir jie liks tol, kol egzistuos Facebook grupė, galėsite paklausyti pamoką jums patogiu metu, galėsite prie jos grįžti, kartoti ir žinoma visada bus mano pagalba. Tai vat, būtų tiek. Nu, dabar pasibandom. Šita gramatika, kurią dabar čia pasipraktikuosim, jinai nėra grinai B2. Jinai iš B1, bet žengiant į B2 reikia pasidaryti šiokį tokį kartojimą, ar ne? Tai tiesiog B1, čia yra tiltelis iš B1 į B2. Taigi, keliaujam pas skaidres ir dirbam. Jetzt versus früher, ne? Dabar prieš anksčiau, ne? Tai dabar es wäre gut, būtų gerai, an deiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen, tavo vietoj ten eičiau. Ich glaube, dass es gerne essen würde. Aš manau, kad jis tai mielai valgytų. O kaip būtų tie patys sakiniai, tik praeities laiku? Irgi tariamąją nuosavą konjunktyv 2, tik tai praeities laiku. Tai jie yra parašyti kitoj pusėje, tik tai reikia suvedžioti. Tiesiog reiktų pasakyti pirmas su kuriuo, antras su kuriuo kitoje pusėje ir trečias su kuriuo kitoje pusėje. Komentaruose jums užtenka to ir parašyti, su kuriuo kuris yra. Ar ne? Pirmas, es wäre gut, su kuriuo yra tinka kitoj pusėje. Kaip pasakytumėt, būtų buvę gerai? Na tai es wäre gut tinka su es wäre gut gewesen. Ne? Būtų gerai, būtų buvę gerai. An deiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen. Tavo vietoje aš ten neičiau. Ir jeigu praeities laiku, tai tavo vietoje aš ten nebūčiau ėjusi. An deiner Stelle wäre ich dorthin nicht gegangen. Ne? Tai antras su pirmu. Ir ich glaube, dass es gerne essen würde. Manau, kad jis mielai tai valgytų. O praeities laiku būtų, manau, kad jis tai būtų mielai valgęs. Taip? Tai ich glaube, dass es gerne gegessen hätte. Ne? Tai dar kartą. Pirmas su trečiu. Es wäre gut. Dabar. Es wäre gut gewesen. Anksčiau. An deiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen. Dabar. An deiner Stelle wäre ich dorthin nicht gegangen. Anksčiau. Tai antras su pirmu, taip? An deiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen. Dabar. An deiner Stelle wäre ich dorthin nicht gegangen. Anksčiau. Tai būtų antras su pirmu. Ir ich glaube, dass es gerne essen würde. Trečias su antru. Ich glaube, dass es gerne gegessen hätte. Tai pirmas su trečiu, antras su
pirmu ir trečias su antru. Dabar jau kitas skaidres jūs darykite. Vėl. Ne? Dazu hätte ich keine Zeit. Tam neturėčiau laiko. Jums reikia surasti praeities atitikmenį šitam sakiniui. Tam nebūčiau turėjęs arba nebūčiau turėjusi laiko. Es wäre wärmer. Būtų šilčiau. Dabar jums reikia kitoj pusėje surasti būtų buvę šilčiau. Praeities laiką. Er würde auf mich nicht warten. Jis manęs nelauktų. Ir jums reikia surasti kitoj pusėje atitikmenį praeityje. Jis manęs nebūtų laukęs. Taip, vėlgi, užtenka jums pasakyti pirmą su, antrą su, trečią su. Dabar gal turite kokių nors komentarų, tai prašom tada. Gal kas nors jau turite komentarų? Jums komentaruose užtenka parašyti, kas su kuo. Pirmą su, antrą su, trečią su. Na tai kokių čia būtų spėjimų? Dazu hätte ich keine Zeit. Tam neturėčiau laiko. O praeityje, tam nebūčiau turėjęs arba nebūčiau turėjusi laiko. Dazu hätte ich keine Zeit gehabt. Ja? Tam nebūčiau turėjęs arba turėjusi laiko. Es wäre wärmer. Dabar, o praeities laiku, es wäre wärmer gewesen. Er würde auf mich nicht warten. Dabar, o nebūtų laukęs, er hätte auf mich nicht gewartet. Ne? Tai dabar kuris su kuriuo? Dazu hätte ich keine Zeit. Pirmas su antru. Dazu hätte ich keine Zeit gehabt. Ja? Antras, es wäre wärmer, su pirmu. Es wäre wärmer gewesen. Ir trečias, su trečiu. Er würde auf mich nicht warten, er hätte auf mich nicht gewartet. Toliau. Vėlgi, wir hätten Angst. Mes bijotumėm. O kaip pasakytumėm, mes būtumėm bijoję arba bijojusios? Das Haus wäre kostspielig in Berlin. Namas būtų brangus Berlyne. O kaip pasakytumėm, namas būtų buvęs brangus Berlyne? Würdet ihr ein Haus oder eine Wohnung kaufen? Ar pirktumėt namą ar butą? O kaip paklaustumėt, ar būtumėt pirkusios namą ar butą? Vėlgi, kaip sakiau, komentaruose užtenka pasakyti pirmą su, antrą su, trečią su. Tai dabar pirmas būtų su kuo? Wir hätten Angst. Mes bijotume. Wir hätten Angst. Na, o jeigu būtumėm bijojusios, wir hätten Angst gehabt. Pirmas su trečiu, taip? Das Haus wäre kostspielig in Berlin. Namas būtų brangus Berlyne. Namas būtų buvęs brangus Berlyne. Das Haus wäre kostspielig in Berlin gewesen. Antras su antru. Würdet ihr ein Haus oder eine Wohnung kaufen? Ar pirktumėt namą ar butą? O kaip paklausim, ar būtumėt pirkę namą ar butą, arba ar būtumėt pirkusios namą ar butą? Hättet ihr ein Haus oder eine Wohnung gekauft? Ja? Tai trečias su pirmu. Ne? Tai pirmas su trečiu, wir hätten Angst gehabt. Antras su antru, das Haus wäre kostspielig in Berlin, das Haus wäre kostspielig in Berlin gewesen. Ne? Ir trečias su pirmu, würdet ihr ein Haus oder eine Wohnung kaufen? Hättet ihr ein Haus oder eine Wohnung gekauft? Ne? Trečias su pirmu. Gerai, toliau.
Na vėlgi, das Auto wäre nicht mehr zu reparieren, ja? Automobilis neberemontuojamas. Būtų neberemontuojamas. Automobilis būtų neberemontuojamas. Kaip pasakytume, automobilis būtų buvęs neberemontuojamas. Würdest du mir not helfen? Ar tu man padėtum nelaimėje, ne? O kaip paklaustumėm, ar tu būtų man padėjęs arba padėjusi nelaimėje? Es wäre noch zu retten. Tai dar būtų galima išgelbėti. O kaip, ta prasme, pasakytumėm, tai dar būtų buvę galima išgelbėti. Taigi, das Auto wäre nicht mehr zu reparieren. Pirmas, su kuriuo. Das Auto wäre nicht mehr zu reparieren, reikia mum pakeisti į praeities formą, praeities laiko formą. Tai pirmas būtų su trečiu, ar ne? Das Auto wäre nicht mehr zu reparieren, das Auto wäre nicht mehr zu reparieren gewesen. Ja, das Auto wäre nicht mehr zu reparieren, das Auto wäre nicht mehr zu reparieren gewesen. Toliau antras. Würdest du mir in Not helfen? Ir antras yra su pirmu. Hättest du mir in Not geholfen? Ja? Würdest du mir in Not helfen? Hättest du mir in Not geholfen? Antras su pirmu. Ir es wäre noch zu retten. Es wäre noch zu retten gewesen. Trečias su antru, taip? Taigi dar kartą. Das Auto wäre nicht mehr zu reparieren. Das Auto wäre nicht mehr zu reparieren gewesen. Pirmas su trečiu. Würdest du mir in Not helfen? Hättest du mir in Not geholfen? Antras su pirmu. Es wäre noch zu retten. Es wäre noch zu retten gewesen. Trečias su antru. Ja? Pirmas su trečiu. Antras su pirmu ir trečias su antru. Kam per greitai, tai kai galite pasileisti iš naujo daryti ir tada tiesiog susistabdyti, padaryti, tik tada išklausyti mano atsakymus. Vėl tas pats. Ich würde gerne nach Deutschland fliegen. Aš mielai skrisčiau į Vokietiją. Kaip dabar pasakytumėte, aš būčiau mielai skridęs arba skridus į Vokietiją? Ich müsste mehr arbeiten. O kaip pasakytumėt, aš būčiau turėjęs arba turėjusi daugiau dirbti? O čia jau B2 lygis. Sakiau, čia yra tiltelis toks, ar ne? Nuo B1 iki B2. Ich könnte dir nicht helfen. Aš negalėčiau tau padėti. O kaip pasakytumėt, aš būčiau negalėjęs arba negalėjusi tau padėti? Ar ne? B2 lygis, jau tie, kurie čia pas mane ateis, tai arba dabar atėjo, tai turėtumėt žinoti, kad praeities laiku modaliniai veiksmažodžiai gekonnt, gemusst ir taip toliau šalia bendračių su bendratėja. Lieka müssen können. Tai dabar pagalvokim, kokie yra atitikmenys. Ich würde gerne nach Deutschland fliegen. O kaip būtų praeityje? Aš būčiau mielai skridęs arba skridus į Vokietiją. Ich wäre gerne nach Deutschland geflogen. Ne, tai būtų pirmas su trečiu. Ich müsste mehr arbeiten. Aš turėčiau daugiau dirbti. Ich hätte mehr arbeiten müssen. Aš būčiau turėjęs arba turėjusi daugiau dirbti. Tai antras su pirmu. Ich könnte dir nicht helfen.
Aš negalėčiau tau padėti. Ich hätte dir nicht helfen können. Aš būčiau negalėjęs arba negalėjusi tau padėti. Tai trečias su antru. Ar ne? Tai pirmas su trečiu, antras su pirmu, trečias su antru. Toliau žiūrim. Deine Mutter sollte sich untersuchen lassen. Tavo mama turėtų pasitikrinti. Kaip būtų praeities laiku, tavo mama būtų turėjusi pasitikrinti? Du solltest eine Diät einhalten. Tu turėtum laikytis dietos. Kaip būtų praeities laiku? Tu būtum turėjęs arba turėjusi laikytis dietos. Dein Sohn könnte viel erreichen. Tavo sūnus galėtų daug pasiekti. O kaip būtų praeities laiku? Tavo sūnus būtų galėjęs daug pasiekti. Taigi pagalvojam. Deine Mutter sollte sich untersuchen lassen. Tavo mama turėtų pasitikrinti. Praeities laiku tavo mama būtų turėjusi pasitikrinti. Deine Mutter hätte sich untersuchen lassen sollen. Ja? Deine Mutter sollte sich untersuchen lassen. Deine Mutter hätte sich untersuchen lassen sollen. Ja? Tai pirmas su antru. Toliau, du solltest eine Diät einhalten. Tu turėtum laikytis dietos praeities laiku. Tu būtum turėjęs arba turėjusi laikytis dietos. Du hättest eine Diät einhalten sollen. Antras su pirmu. Dein Sohn könnte viel erreichen. Dein Sohn hätte viel erreichen können. Trečias su trečiu. Tavo sūnus galėtų daug pasiekti. Tavo sūnus būtų galėjęs daug pasiekti. Ne? Taigi, pirmas su antru, antras su pirmu ir trečias su trečiu. Ar taip išsprendėte? Parašykite, kam sekasi. Tai padėkite pliusiuką. Toliau. Ich möchte viel reisen. Aš norėčiau daug keliauti. Kaip pasakytumėt, kad aš būčiau norėjus arba norėjęs daug keliauti? Wir müssten uns mehr bewegen. Mes turėtume daugiau judėti. Kaip pasakytumėt, mes būtume turėję arba turėjusios daugiau judėti? Sie sollten sich gesund ernähren. Jie arba jos turėtų sveikiau maitintis. Kaip pasakytumėt, jie arba jos būtų turėjusios sveikiau maitintis. Taigi, pagalvojam. Ich möchte viel reisen. Norėčiau daug keliauti. Praeities laiku būčiau norėjusi daug keliauti. Ich hätte viel reisen wollen. Ne, pirmas su antru. Wir müssten uns mehr bewegen. Mes turėtume daugiau judėti. Kai bus praeities laiku, mes būtume turėję arba turėjusios daugiau judėti. Wir hätten uns mehr bewegen müssen. Ja? Wir müssten uns mehr bewegen. Wir hätten uns mehr bewegen müssen. Tai antras su pirmu. Ir sie sollten sich gesund ernähren. Jie jos turėtų sveikiau maitintis, o praeities laiku jie jos būtų turėjusios sveikiau maitintis. Sie hätten sich gesund ernähren sollen. Ne? Sie sollten sich gesund ernähren. Sie hätten sich gesund ernähren sollen. Taigi trečias su trečiu. Ne? Dar kartą. Pirmas su antru. Antras. Dar kartą. Pirmas. Taigi, atsiprašau dar kartą. Pirmas su antru. Antras su pirmu ir trečias su trečiu.
Tai va, tokia bandomoji pamokėlė B2 lygio. Ką domina? Laukiu jūsų. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Ich freue mich auf Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und bis bald.